mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė Dievo Tėvo bei Šventosios Dvasios bendrystė teesie su mumis visais. Viešpatie, palaimink mūsų savo žodžiu, atverk savo valią, atsiųsk mums šventąją dvasią, kad mes ją priimtume visą savo širdimi, visų savo protu, visų savo gyvenimu. Dėkojame tau Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Prašau sėstis. Šiandien mums Jėzus pateikė palyginimą ir pats jį paaiškina. Tai atrodo, ką dar galėtume pridėti prie to. Tačiau jis mums pateikė ne tik tais labai žemišką pavyzdį, bet ir atskleidžia mums svarbią tiesą apie dangaus karalystę ir tai, kaip mes, krikščionys, turime priimti Dievo žodį savo gyvenimuose. Nors pats palyginimas dvelkia jaunuomeniai senelių prisiminimais, iš tiesų jis labai aiškiai mums parodo tikėjimo kovą už kiekvieną širdį, už kiekvieną žmogų. Nesvarbu, kokioje dirvoje jis būtų ir kokia dirva jis pats būtų. Dievas mus myli ir trokšta, kad mūsų širdis būtų derlinga, išpurenta dirva. Dirva, kurioje iš kiekvienos sėklos išauga nuostabus medis, kurio pavėsyje randa atgailą gyvenimo nualintos širdis. Pažvelkime į šį palyginimą atviromis akimis. Atverkime savo širdis ir ausis Dievo žodžiui. Viešpats mums sako, kas turi ausis, te klauso. Jėzaus frazė, kas turi ausis klausyti, te klauso, ragina mus įdėmiai ir nuoširdžiai įsisavinti ir suprasti jo žodžius bei jų prasmę. Tai yra kvietimas pasinerti į jo mokymą ir suvokti jo svarbą mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje. Ši frazė išreiškia Jėzaus norą, kad jo mokymas nebūtų tiesiog paviršutiniškai išgirstas arba pamirštas, bet kad jis būtų įsisąmonintas ir įgyvendintas. Jis taip pat pabrėžė, kad kiekvienas, kas nori suprasti Dievo žodį ir gyventi pagal jį, turi būti pasiruošęs klausyti ir taikyti mokymą savo gyvenime. Šis kvietimas išlieka aktualus ir mums šiandien. Jėzaus mokymas yra amžinas ir turintis prasmę mūsų gyvenimuose. Todėl svarbu ne tik girdėti, bet ir gyventi juo. Taigi kiekvienas iš mūsų turintis ausis klausyti turėtų būti pasirengęs giliau suprasti ir praktikuoti Jėzaus mokymą savo kasdienime gyvenime. Jei mes praleisime pro ausis jo žodžius, tai rizikuojame nesuprasti Dievo karalystės paslapčių, o jų yra. Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jas skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Dievo karalystės paslaptis, apie kurią kalbėjo Jėzus, yra tai, kad Dievas atėjo pas žmonės ir atskleidė jiems savo karalystės tikrovę ir jos veikimą. Ši paslaptis yra apie Dievo meilę, apie Dievo gailestingumą, teisingumą ir galios veikimą pasaulio gyvenime. Ji yra nepažįstama tiems, kurie yra uždari nuo Dievo, bet atvira ir suprantama tiems, kurie yra pasirengę priimti jo žodį ir dalyvauti jo karalystės darbe. Dievo karalystės paslaptis tai, kad Dievas veikia per savo žodį, savo šventąją dvasią tikinčiųjų bendruomenę. Tai yra mus. Tai yra apie tai, kad Dievas keičia mūsų širdis, suteikia mums naują gyvenimą, atleidžia nuodėmes ir pripildo mus savo meilę bei rūpesčių. Dievo karalystės paslaptis yra pasaulio amžinoji tiesa ir tikrovė, kurios mes kaip tikintieji esame dalis ir kuria mes viliamės. Taigi Dievo karalystės paslaptis yra apie Dievo veikimą pasaulio ir žmonių gyvenimuose, apie jo meilę, teisingumą ir galios veikimą, taip pat apie tikinčiųjų bendruomenę ir dvasinę tikrovę, kuri yra neįsivaizduojama tarp šio pasaulio ribų. Tai paslaptis, kuri
atskleidžiama tiems, kurie ieško, kurie priima Dievo meilę ir tiesą savo gyvenime. Tad ką šis palyginimas sako mums apie mus pačius ir mūsų santykį su Dievo žodžiu? Pirmiausia, mes esame kaip tie skirtingi dirvų tipai. Kai kurie iš mūsų gali būti kaip pakelėje, kurioje sėkla negali prasiskverbti giliau, nes esame uždari arba atmetame Dievo žodį. Galbūt mes negalime priimti Dievo žodžio dėl mūsų nuostatų arba gyvenimo aplinkybių. Bet Jėzus mums primena, kad net ir tokiose situacijose yra vilties. Širdie pasakyti, yra vilties. Yra vilties, mes galime pakviesti Dievą į savo širdis, prašydami jo pagalbos, atverti mūsų akis ir ausis. Antra, mes galime būti kaip uolos, ant kurių užaugę augalai negali tvirtai įsišaknyti. Galbūt mes priimame Dievo žodį su džiaugsmu, atrodo mums, būtent šitą žodį Dievas man ir pasakė. Bet nepakankamai mokomės, kad sustiprintume savo tikėjimą. Ar mūsų tikėjimo šaknys tvirtos? Paklauskite savęs, ar mano tikėjimo šaknys tvirtos? Ar jos pakankamai giliai įsišaknijusios, kad išlaikytų išbandymus? Kad išlaikytų išbandymus net sunkiausiais laikais? Trečia, gal mūsų širdyje gerą dirvą atrado erškėčiai, kurie užauga tarp mūsų gyvenimo rūpesčių ir siekių. Mūsų dėmesys gali būti sukoncentruotas į materialius dalykus arba gyvenimo malonumus, o ne į Dievo žodį. Toks požiūris gali užkirsti kelią mums priimti ir išsaugoti Dievo žodį savo širdyse. Tačiau yra ir vilties šviesa šio palyginimo gale. Kai sėkla patenka į gerą žemę, ji auga ir teikia derlių. Ši gera žemė yra kaip atvira, dosni, užjaučianti ir mylinti širdis. Tai yra širdis, kuri klauso žodžio, moko ir mokosi, kad augintų savo tikėjimą. Tai yra širdis, kuri yra pasiruošusi kovoti su gyvenimo iššūkiais ir išlaikyti tvirtą tikėjimą. Tai yra širdis, kuri brandina vaisius ir su džiaugsmu jais dalinasi. Kaip tai pasiekti? Dievo žodis sako, kantrumu. Kantrumas yra svarbi dvasinio augimo savybė, kuri padeda mums išlikti tikėjime ir vykdyti Dievo valią, net ir tada, kai rezultatai nėra iš karto pastebimi ar greiti. Tai reiškia išmokti laukti tinkamo laiko, kad Dievo planas ir vaisiai galėtų prisirpti ir būti tinkami. Vaisių duoti kantrumu reiškia nuolatinį pastangų dėjimą, kad tobulintume savo tikėjimą, būtume geresni Dievo tarnai ir padėtume kitiems augti jų tikėjime. Tai nereiškia tik sėdėti ir laukti, bet ir aktyviai dirbti, daryti gerą ir praktikuoti Dievo meilę bei tiesą savo kasdienime gyvenime. Kantrumas yra svarbus ne tik per kantrų laukimą ir pastovų pastangų dėjimą. Mes galime išvysti dvasinį augimą ir duoti vaisių Dievo karalystėje – kantrumu. Tai yra dvasinė savybė, kuri padeda mums išlikti tvirtiems, net ir per sunkiausias gyvenimo situacijas, ir žvelgti į ateitį su pasitikėjimu ir su viltimi. Taigi, brangieji, tai būna mūsų tikslas kaip krikščionims būti gera žeme, kurioje Dievo žodis auga ir teikia vaisių. Te būna mūsų širdis atviros, nuoširdžios ir norinčios giliau suprasti ir priimti Dievo žodį savo gyvenime. Tegul mūsų tikėjimas būna tvirtas ir be baimės, net ir per gyvenimo audras. Būkime atviri Dievo žodžiui ir pasiruošę priimti jį į savo širdį. Neslėpkime savo širdies nuo Dievo meilės ir tiesos. Stiprinkime savo tikėjimą, mokydamiesi suprasti Dievo žodį. Tai padės mums įtvirtinti ir išlaikyti stiprų tikėjimą gyvenimo išbandymuose. Neleiskime pasaulio rūpesčiams kliudyti mūsų dvasiniam
augimui. Venkime pasinerti per giliai į pasaulio rūpesčius ir malonumus, kurie gali užgožti Dievo žodį mūsų gyvenime. Tegul mūsų tikėjimas ir dvasinis augimas bus nuolatinis procesas. Nuolat siekime giliau pažinti ir praktikuoti Dievo žodį. Kantriai laukime ir puoselėkime Dievo žodžio vaisius savo gyvenime. Geras vaisius gali pareikalauti laiko ir pastangų, tačiau jo verta laukti. Laukite. Dievas eina kartu su jumis. Jis nepažadėjo, kad mūsų gyvenime nebus audrų, nebus išbandymų. Jis pažadėjo, kad jis eis kartu. Amen.